Sveiki mano žiūrovai, dar viena laida ir tai labai svarbi laida tiems, kas nori sublogti. Tai jeigu jūs turite didelį viršsvorį, norite sublogti, jeigu jūs galvojate, kad vien sporto gana tam, kad pasiekti norimų rezultatų. Skubu jūs nuliūdinti, dėja, vien sporto tikrai bus negana. Aš pažįstu asmeniškai sportininkų, kabutėse, kurie sportuoja 15 metų ir kaip ir turėjo pilvuką, viršsvorį, subinytę, taip ir tebeturi. Ir patikėkite, jie prakaituoja tiek, kad jūs, kažin ar prakaituosite daugiau ir niekas nepaėmė. Kodėl? O todėl, kad jie nesilaiko sveikos gyvensenos patarimų, sveikatingumo patarimų, tai reiškia taisyklingos dietos ir be viso to sportas neveikia. Taip, sportas neveikia. Kas atsitiks? Jūs priaugsite šiek tiek raumenų, galite priaugti visai nemažai raumenų, bet jūs nesudeginsite nė kilogramo savo riebalų. Tai bendroji sumoj galite pradėti atrodyti netgi stambesni, nei dabar esate. Kas atsitinka? Jūs pasportuojate ir užlipite ant svarstyklių. Jums rodo, jūs nebėra kilogramo. Fantastika! Tik tas kilogramas visiškai nelašinėja. Tai yra jūsų kūno vandeningumas ir jūsų kūno raumenys. Kaip žinia, kai sportuojate, raumenys traukiasi. Jie mažėja, bet po to per tam tikrą laiko tarpą, per 48 valandas, jie atsistato ir priauga šiek tiek daugiau. Tai būtent tai atsitinka. Bet kas jums sakė, kad jūs būtent tokiu būdu numesite riebalus? Štai. Dabar kokius patarimus aš siūlyčiau? Pirmiausia, pereikite ant sveikos dietos, ant sveikos mitybos, ant sveiko gyvenimo būdo. Ir tada, kai jūs sportuosite, bus visiškai kiti rezultatai. Jūs deginsite kūno riebalus. Ir šiaip sportas, jeigu jūs labai sveikai maitintis, yra netgi nebūtinas, tai daugiau kaip šalutinis poveikis, pas jūs bus daugiau energijos ir žinoma, jūs norėsite kažkur išsikrauti, o kai maitinatės, gyvenate sveikai, jūsų smegenys pradeda gaminti malonumo hormoną ir jūs jaučiate euforiją. Tai būtent, jūs galite netgi tapti sporto fanatiku ir jums bus tai kaip narkotikas, jūs sportuosite, tai žiūrėkite, nepersistengkite, nes tai jau nebus ir taip jau labai gerai. Jūs sportuojate, nes maitinate sveikai. Jūsų organizmas gali išjunginėti gyvybinės funkcijas, sumažinti ant jų naudojamą kalorijų skaičių. Sakykime, jeigu jūs deginate 2000–2500 kalorijų per parą, jūsų organizmas gali pereiti prie minimumo 1500 kalorijų per parą. Kas atsitinka su tokiais sportininkais? Jiems būna labai šalta, išblyšta veido oda, kamuoja depresija. Ir kaip žinia, stambūs žmonės nemėgsta sportuoti, jie nejaučia malonumo taip kaip sveiki žmonės sportuodami. Taip viskas dėl to, kad jų organizmas išjungia labai svarbias gyvenimo funkcijas. Žmogus netgi gali pradėti išankstinį senimą, o šito jūs turbūt tikrai nenorite. Taigi, jeigu jūs toliau žadate maitintis pusfabrikaičiais, nevalgyti sveikai, patarčiau vengti sporto, tai jums visiškai. Ir taip pat yra labai svarbu, ką jūs sportuojate. Kiekvienas sportas tinka riebalų sudeginimui. Tikrai taip. Jūs galite tiek persportuoti, kad pas jūs prasidės išankstinis senėjimas. Todėl labai būtina, kad žiūrėtumėte, ką aš jums patariu šiais klausimais. Nes kas išmano tas žmogus, kuris atrodo jaunai, vyresniam amžiui. Dar vienas įdomus, juokingas dalykas yra, kai žmonės galvoja, darydami pilvo presą, išryškins savo pilvo raumenis. Bus kaip tik atvirkščiai. Pirmiausia, riebalai nedega taip, nedegsim būtent vienoje vietoje, jie dega visur. Čia pirmiausia. Antras dalykas, kad darydami pilvo preso raumenų pratimus, jūs auginsite pilvo preso raumenis, o lašiniai jūsų visiškai ir nedegs. Nes tam reikalinga sveika mityba. Tai vietoj to, kad sublogtumėte, jūs atrodysite dar stambesnis ir kelnytės dar sunkiau užsiseks. Kaip visada, čia buvo Martynas, norite būti sveikais, likite su mano kanalu ir žiūrėkite visas mano laidas. Viso geriausio!